Dažniausiai kolekcionuojami dalykai yra pašto ženklai, monetos, meno kūriniai ir kiti nieko pernelyg nestebinantis daiktai. Tačiau pasaulyje yra nemažai žmonių, kurie atrado savo kolekcionieriaus gyslelę rinkdami kur kas keistesnius daiktus. Šį kartą būtent ir papasakosiu apie neįprasčiausias kolekcijas, kurios nuskambėjo spaudoje ar net pateko į Gineso rekordų knygą per kelis pastaruosius dešimtmečius. Tačiau prieš pradedant nepamirškite paspausti patinka, prenumeruoti kanalo Maistas smegenims, o komentaruose parašyti, ar patys kolekcionuojate kažką įdomaus. Barbės. Vokietijoje gyvenanti Bettina Dorfman laikoma didžiausios barbių kolekcijos savininkė pasaulyje. Jos kolekcionavimo istorija prasidėjo dar 1993-aisiais, nors pirmąją barbę gavo dar būdama vos 5 metų, 1966-aisiais. Ilgainiui moteris pradėjo sistemingai ieškoti senų, retų ir teminių barbių visame pasaulyje. Ji lėlių ieškodavo sendaikčių turguose, aukcionuose, privačiose kolekcijose, net kino studijų archyvuose. Nors naujausių duomenų nepavyko rasti, tačiau 2023-aisiais buvo teigiama, kad jos kolekcija sudaro 18 500 barbių iš įvairių laikotarpių nuo 1959 iki šių dienų. Jos kolekcijoje yra originalios barbės su rankomis siūtais drabužiais, įvairios riboto leidimo lėlės, kino žvaigždės ir mados ikonas vaizduojančios lėlės ir net barbės su įvairių žinomų dizainerių kurtais drabužiais. Moteris savo kolekciją laiko istorinių įrodymų, atspindinčių, kaip per dešimtmetį keitėsi moters įvaizdis, grožio standartai ir visuomenės normos. Beje, ji beveik niekada neparduoda lėlių, net jei jų vertė siekia 1000 eurų. Kai kurios kolekcijoje esančios lėlės šiandien vertinamos nuo 3000 iki 6000 eurų už vienetą, priklausomai nuo būklės ir originalių aksesuarų. Liemenėlės. Kinijoje gyvenantis Chen Ginzu kolekcionavimu pradėjo užsiimti dar 1990-aisiais, tačiau jo pasirinktas objektas iki šiol daugam kelia nuostabą. Jis kolekcionuoja liemenėlės. Iš pradžių tai buvo akademinis susidomėjimas, nes jis domėjosi tekstilės istorija, mados evoliucija ir kino kultūros pokyčiais Azijoje. Pirmoji liemenėlė jo kolekcijoje buvo 20 amžiaus pradžios modelis, rastas senoje Šanchajaus siuvykloje. Nors jau ilgą laiką nėra jokių žinių apie šios kolekcijos dydį, tačiau 2014-aisiais buvo teigiama, kad jo kolekcijoje buvo daugiau nei 5000 skirtingų liemenėlių, apimančių daugiau nei 100 metų istoriją. Galima tik spėti, kiek kolekcija išsiplėtė per daugiau nei 10 metį. Tačiau jau tada kolekcijoje buvo ankstyvosios korsetinės liemenėlės, karo laikotarpio paprasti funkcionalūs modeliai, feministinio judėjimo simboliais tapusios liemenėlės ir modernūs technologiniai modeliai. Pats kolekcininkas yra teigęs, kad jo nuomonė, liemenėlė yra vienas labiausiai politikos paliestų drabužių istorijoje. Liemenėlė esą atspindi ne tik madą, bet ir moters statusą visuomenėje tam tikrų laikotarpių. Coca-Cola skardinės. Italų kolekcininkas Davidas Andreanis daugiau nei 30 mečius renka Coca-Cola gėrimų skardines. Jo aistra prasidėjo dar vaikystėje, kai tėtis iš kelionių parveždavo skardinių ir jis pastebėjo, kad skirtingose šalyse tos pačios kompanijos pakuotės atrodo visiškai kitaip. Galiausiai smalsumas virto niekaip nesibaigiančių sistemingų kolekcionavimų. Dėl skardinių jis pradėjo keliauti, keisti su kitais kolekcininkais, ieškoti riboto leidimo serijų, kurios buvo leidžiamos tik tam tikroms progoms, pavyzdžiui, olimpinėms žaidynėms, pasaulio futbolo čempionatams, nacionaliniams šventėms ir panašiai. Dabar jo kolekcija sudaro apie 20 000 unikalių Coca-Cola skardinių iš daugiau nei 150 šalių. Kiekviena skardinė kataloguota, pažymėta pagaminimo metais, šalimi ir proga, kuria ji buvo sukurta. Įdomu tai, kad vyro kolekcijoje yra skardinių, kurios niekada nebuvo parduotos viešai. Jos buvo skirtos tik kompanijų darbuotojams ar vidiniams renginiams. Kai kurios jų šiandien laikomos itin retomis ir praktiškai neįkainojamomis. Pats kolekcininkas iki šiol turi internetinį puslapį, kuriame ne tik dalinasi naujausiais jo kolekciją papildžiusiais skardinių sąrašais, bet ir yra nurodęs, kurių skardinių vis dar ieško. Eismo kūgiai. Britas Davidas Morganas laikomas vienu keisčiausių eismo infrastruktūros entuziastų pasaulyje. Jis kolekcionuoja eismo kūgius.
Vyras pradėjo rinkti kūgius dar 1986-aisiais, dirbdamas kelių priežiūros srityje, kai besiginčijant teisme dėl dizaino jam prireikė įvairių kūgių kaip įrodymų. Tai galiausiai virto vis augančią kolekciją. Mat skirtingose šalyse eismo kūgiai skiriasi ne tik spalva, bet ir forma, medžiaga, ženklinimu. Žinoma, kad jo kolekcija sudaro daugiau nei 500 skirtingų eismo kūgių, surinktų iš daugiau nei 30 šalių. Kai kurie jų rankų darbo naudoti dar 20 amžiaus viduryje, kiti modernus su integruotais šviesos elementais. Per kelis metus jo turimų eismo kūgių skaičius veikiausiai dar labiau išsiplėtė. Bananų lipdukai. Amerikietė Becky Martz kolekcionuoja tai, kad dauguma žmonių tiesiog nulupa ir išmeta per kelias sekundės – bananų lipdukus. Jos kolekcija tapo tokia didelė, kad šiandien yra laikoma viena unikaliausių pasaulyje. Moteris pradėjo rinkti lipdukus dar 1988-aisiais, kai dirbo mažmeninėje prekyboje ir pastebėjo, kad skirtingų bananų tiekėjai naudoja skirtingą ženklinimą. Jai pasirodė, kad šie lipdukai tai globalios prekybos mikroistorija. Dabar jos kolekcijoje yra daugiau nei 24 300 bananų lipdukų, nuo daugiau nei 700 skirtingų prekės ženklų iš 10 šalių. Kai kurie lipdukai yra net iš 1960–1970 metų, kai vaisių ženklinimas tik pradėjo standartizuotis. Nugaros kasikliai. Vokietis Manfredas Ronšteinas kolekcionuoja nugaros kasiklius. Jis pradėjo rinkti nugaros kasiklius dar 1970-aisiais, susidomėjęs tradiciniais Azijos buities įrankiais. Laikui bėgant jis suprato, kad nugaros kasiklis tai ne tik praktinis objektas, bet ir liaudies meno forma. Deja, apie šią kolekciją paskutinį kartą minima tik 2020-aisiais. Tada buvo rašoma, kad neįprasta kolekcija sudarė daugiau nei 1000 nugaros kasiklių, pagamintų iš įvairių medžiagų, įskaitant medžio, kaulo, metalo, bambuko, dramblio kaulo pakaitalų ir net sidabro. Kai kurie eksponatai siekia XIX amžių, o dalis kolekcijos netgi buvo paskolinta etnografiniams muziejams Europoje. Vėmimo maišeliai. Olandas Niek Vermeulenas pasirinko kolekcionuoti vėmimo maišelius, naudojamus lėktuvuose. Jo kolekcionavimo istorija prasidėjo 1986-aisiais, kai susilažino, kas sukaups daugiausia vieno tipo daiktų. Berinkdamas vėmimo maišelius, jis atkreipė dėmesį į dizainą ir suprato, kad tai savotiškas dar nepastebėtas dizaino objektas, kuris skirtingose šalyse ir laikotarpiuose atrodo vis kitaip. 2017 metais buvo teigiama, kad jo kolekcijoje buvo daugiau nei 6290 vėmimo maišelių iš daugiau nei 1100 skirtingų bendrovių. Tai viena didžiausių tokio tipo kolekcijų pasaulyje. Kai kurie maišeliai jo kolekcijoje yra net iš 1940–1950 metų, kai aviacija dar buvo prabanga įperkama tikrai ne kiekvienam. McDonald's kolekcija. Amerikietis Mike'as Fountanas sukūrė tai, kas nesykį buvo vadinama didžiausia privačia McDonald's kolekcija pasaulyje. Jo pomėgis prasidėjo 1969-aisiais, kai po pirmųjų darbo metų McDonald'e gavo prisegamą ženkliuką. Po to jis pradėjo kolekcionuoti viską – žaislus, pakuotes, reklaminius plakatus, darbuotojų uniformas, meniu, net restorano architektūros elementus. Pagal 2018 metų straipsnius, jo kolekcijoje buvo daugiau nei 75 000 McDonald's objektų. Tai apima eksponatus nuo 1950 iki šių dienų. Vyro teigimu, McDonald's yra vienas ryškiausių 20 amžiaus globalizacijos simbolių, o jo kolekcija tai socialinės istorijos archyvas. Beje, dalis šių eksponatų buvo naudojami dokumentiniuose filmuose ir reklamose. Policininkų kepurės ir šalmai. Britų kolekcininkas Kristianas Daketas kolekcionuoja policijos kepures ir šalmus. Jo susidomėjimas prasidėjo studijuojant kriminalistiką ir teisėsaugos istoriją. Pagal 2022 metų straipsnius vyro kolekcijoje jau tuomet buvo per 1000 policininkų kepurių ir šalmų iš daugiau nei 80 šalių. Kolekcijoje yra XIX amžiaus Britų policijos šalmai, kolonijinių laikotarpių kepurės, modernūs riaušių šalmai ir net paradų galvos apdangalai. Muilo gabalėliai.
Amerikietė Carol Vaughan kolekcionuoti muilo gabalėlius pradėjo dar 20 amžiaus 9-ajame dešimtmetyje. Iš pradžių tai buvo paprastas smalsumas. Ją domino, kaip skirtingos šalys ir laikotarpiai sprendė higienos klausimą. Laikui bėgant jis suprato, kad muilas yra ne tik buities prekė, bet ir chemijos, dizaino, reklamos bei visuomenės higienos raidos liudytojas. Moters kolekcijoje buvo daugiau nei 5000 skirtingų muilo gabalėlių iš daugiau nei 50 šalių. Dalis jų niekada nebuvo naudoti, tai reklaminiai viešbučio ar riboto leidimo muilai, tačiau kolekcijoje yra ir istorinių egzempliorių iš XIX amžiaus pabaigos. Įdomu tai, kad kai kurie jos kolekcijos muilai šiandien net nebegalėtų būti gaminami dėl pasikeitusių sveikatos normų. Todėl jos kolekcija tapo istorinių higienos archyvų, kuris domina ir chemikus, ir kultūros istorikus. Vinys. Britas Richardas Jonesas pasirinko kolekcionuoti vinis, vieną paprasčiausių, bet kartu svarbiausių statybinių elementų žmonijos istorijoje. Jis pradėjo rinkti vinis dar jaunystėje, kai restauruodavo senus pastatus. Jis pastebėjo, kad skirtingų laikotarpių vinis smarkiai skiriasi savo forma, gamybos būdu ir net metalo sudėtimi. 2012-aisiais jo kolekcijoje buvo per 4000 skirtingų vinių, apimančių išties platų laikotarpį, nuo Romėnų imperijos laikų iki šiuolaikinės pramoninės gamybos. Belmantinų atributika. Britė Karen Ferrer kolekcionuoja viską, kas susijęs su dalmantinų veislės šunimis. Ši aistra prasidėjo po to, kai ji įsigijo savo pirmąjį dalmantiną ir suprato, kiek daug ši veislė įkvėpė popkultūrą. 2019-aisiais buvo teigiama, kad moters kolekcijoje buvo daugiau nei 3500 dalmantinų tematikos objektų – statulėlės, paveikslai, tekstilė, laikrodžiai, papuošalai, knygos ir net buitinė technika. Didelė dalis kolekcijos susijusi su 20-ojo amžiaus vidurio laikotarpiu, kai dalmantinai tapo itin populiarūs dėl animacijos ir kino pasaulio. Manau, dauguma tikrai esate matę 101 dalmantiną. Aštrūs padažai. Amerikietis Vikas Klinko kolekcionuoja aštrius padažus, nuo švelnių iki tokių, kurių aštrumas viršija žmogaus skausmo slenkstį. Jo kolekcionavimo kelias prasidėjo kaip paprastas hobis, tačiau greitai virto iššūkiu – surinkti kuo daugiau skirtingų pasaulio šalių aštrių padažų, kartu fiksuojant jų sudėtį ir aštrumo lygį. 2023-aisiais vyro kolekcijoje buvo 11 000 skirtingų aštrių padažų, kurių dalis buvo išties reti, o pati kolekcija pateko į Gineso rekordus. Trintukai. Vokietė Petra Engels kolekcionuoja trintukus. Jos kolekcionavimo kelias prasidėjo dar vaikystėje, kai pastebėjo, kad trintukai gali būti ne tik funkcionalūs, bet ir estetiški, žaismingi ar net keisti. Vėliau tėvai ir pažįstami net ėmė jai vežti trintukus iš kelionių. 2018-aisiais moters kolekcijoje buvo daugiau nei 19 500 trintukų iš daugiau nei 110 šalių. Tai viena didžiausių tokio tipo kolekcijų pasaulyje. Didelė dalis trintukų buvo sukurti Japonijoje, kur 20-ojo amžiaus pabaigoje trintukai tapo miniatiūrinio dizaino objektu, maisto, gyvūnų, transporto priemonių ar net politinių simbolių formomis. Dantų šepetėliai. Rusų kilmės kolekcininkas Grigorijus Fleičeris pasirinko kolekcionuoti dantų šepetėlius. Vyras kolekcionuoti pradėjo 20-ojo amžiaus pabaigoje, domėdamasis medicinos ir higienos istorija. Jis pastebėjo, kad dantų šepetėlis tai vienas aiškiausių rodiklių, kaip keitėsi visuomenės požiūris į sveikatą. 2017-aisiais jo kolekcijoje buvo daugiau nei 1300 skirtingų dantų šepetėlių, apimančių laikotarpį nuo XIX amžiaus iki šių dienų. Jo kolekcijoje yra ankstyvieji šepetėliai su gyvūnų šeriais, kariniai modeliai, propagandiniai sovietmečio egzemplioriai ir modernūs ergonominio dizaino šepetėliai. Pringles traškučių pakuotės. Beje, lietuviai irgi kolekcionuoja įvairius daiktus. Jeigu ir jūs kolekcionuojat kažką įdomaus, papasakokite apie tai komentaruose. Man girdėtas kolekcionierius Ignas Grigaliūnas, kuris kolekcionuoja Pringles traškučių pakuotės. Šis jo pomėgis prasidėjo dar 2014-aisiais, o dabar vyro kolekcijoje jau yra daugiau nei 2800 pakuočių. Iš pradžių jis turėjo 3 dėžutes, į kurias tiesiog mėtė smulkės monetas.
Bet vėliau kitas kolekcionierius atidavė savo turėtą traškučių pakuočių kolekciją ir tai prasidėjo daug rimtesnis jų rinkimas. Igno kolekcijoje yra net ir 1972 metų neatidaryta Pringles pakuotė. Tai išties senas egzempliorius, nes traškučiai pradėti gaminti tik 1968-aisiais. Na, bet šiam kartui tiek. Jei patiko laida, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, o jei turite idėjų naujoms laidoms, jomis pasidalinkite komentaruose. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo kitoje laidoje.